Sveiki visi susirinkę paklausyti 4 Šarų ir apiniai epizodo. Ir praeitą seriją kalbėjome apie Schneider C1 ir Saint-Chamond, prancūzus tankus, išmėsinėjom kaip tik galėjom. Ir šiandien kalbėsim apie labai išskirtinį tanką, kuris, tiesiog jam nebuvo lemta išvažiuoti į visą karą, tačiau jis atrodė tikrai fantastiškai, kaip iš kokio ateities filmo, tai yra rusiškas vadinamas caras arba Lebedenko dar vadinamas. Tai va, irgi aptarsim, visokias problemas iškelsim, kaip visados. Ir taip pat apžvelgsime alus, tai yra saldus tautos su kokosais, labai įdomus čia toks naujoviškas. Ir taip pat žaliojo monstro daryklos Baltijos porterį Kosmosas. Pavadinimu duoda tokį kaip, sakykim, nostalgiją apie kosmoso karus. Tai va, ir aptarsim, aišku, World of Tanks, ką siūlo naujienas, ir aišku, iš pačio Wargaming, ir taip pat iš Bounton tankų muziejaus naujienas. Tai caro tankas buvo tikrai labai neįprastas, jo dizainas irgi labai įspūdingas buvo. Pasižiūrėjus į jo modelį sunku net pasakyti, ar čia apskritai tankas, nes jis turėjo gan didžiulius ratus ir neįmanoma įsivaizduoti, ar apskritai jį būtų galima naudoti mūšio lauke. Tai caro tankas arba Lebedenko gavo savo tokį vardą vien dėl savo nežmoniškai didelio dydžio ir svorio. Jį suprojektavo Nikolajus Lebedenko ir Aleksandras Mikulinas. Bet kodėl būtent tokį jie sukūrė, va čia didžiausias klausimas yra. Tai Nikolajus Lebedenko, jisai turbūt matė, su kokiom problemom susidūrė sąjungininkų mašinos ir jisai nusprendė, mes rusai galim geriau. Ir pagrindinis tikslas, ko gero, buvo išspręsti, taip sakant, griovių kirtimo problemas tranšėjo ir tiesiog greičiausiai, galima manyti, buvo pasirinktas tas triratis modelis su milžiniškais ratais. Ir pagal idėją tankas turėjo būti gan manevringas ir turėjo lengvai pervažiuoti mūšio laukus. 20 amžiaus pradžia, aišku, buvo pilna eksperimentų ir visokių naujovių, tai kiekviena valstybė norėjo sukurti kažką naujo ir inovatyvaus. Taigi, rusai nusprendė, mes norim konkuruoti, bet ne tik konkuruoti, bet ir įveikti. Laimėt norėjo. Taip pat pats tankas buvo sukurtas dar esant carui Nikolajui II. Jam labai patiko tankas, kai jam atnešė kūrėjai modelį parodyti ir dar ypač tokį, kuris pats važiuoja, buvo padarytas tuometiniam technologijom, atrodė kaip žaislas didelis. Tai carui taip patiko, kad jis kokią valandą sako, kad su juo žaidė. Jam turėjo būti nemaža atrakcija. Taip, knygos sudėtos ir per knygos lipa didelis, štai tankas tas su dideliais ratais. Aišku, konceptas buvo, manau, padarytas tokio kaip dėžės dydžio, bet carui tai patiko, štai kad netgi skyrė šiam tankui apie 200 000 rublių, kad šiais laikais tai tikrai būtų išvertus į eurus ir pagal dabartinę situaciją. Gal 25 milijonai eurų, ne? Sakykim, apytiksliai. Mes tiksliai nežinom, bet taip numanom, kad tikrai turėjo tais laikais didžiuliai pinigai būti kaip tokiam projektui. Bet štai Rusijoje, štai kada buvo finansuojama iš tikrųjų kariuomenė, iš tikrųjų tokie žiaurūs projektai kaip tas tankas, lyginant, pavyzdžiui, su amerikonais, kurie dabar kiek investuoja į savo pramonę. Jo, amerikiečiai tai gal labiau į naujus išradimus, technologijas ir ginkluotę. Tai aš manau, Rusai labiau gal stengiasi tiesiog technologiškai prisivyti, nes jie buvo labai atsilikę. Gali būti, nes iš tikrųjų tai žiauriai buvo ambicingas projektas ir tas prototipas pagaliau buvo pristatytas 1915 metais. Tai štai dar net Britai nespėjo savo pirmą tankų išleisti. Išleido tik metais vėliau.
Nu, štai prasidėjo testavimo darbai, visokie kitokie dalykai. Pats Caro tankas tai nebuvo labai vykęs projektas, nes labai daug turėjo dizaino problemų ir inžinierinių sunkumų. Ir aišku, gamybą teko nutraukti po vieno vienintelio tanko. Tai va. Taigi, pakalbėkime apie pačią tanko formą dabar. Caro tankas pasižymėjo savo triratuko formą ir neturėjo vikšrų. Priekiniai ratai buvo 9 metrų diametro, o galinis ratas 1,5 metro tik tai. Įgula iš esmės turėjo savo tiltelį kaip kokiam kariniam laive. Tai realiai kaip judantis fortas važiuojant. Nu, iš esmės galima ir taip sakyti, nes, pavyzdžiui, to tanko aukštis, kiek man teko skaityti, buvo 6 metrai. Tai jisai buvo tikrai milžinas. Mūsų turbūt nedvigubai didesnis net už Britų. Man atrodo, gal net trigubai, sunku pasakyti net. Nu, tie ratai turbūt savo vis tiek duoda tokie milžiniški. Jo, tie ratai, jie buvo tokie didžiuliai, kad jie be problemų galėjo medžius tiesiog nuversti. Bet čia dar manau, mes aptarsim ir problemas, kai prasidėjo tolimesnės. Tanko. Aišku, čia yra didelis pliusas, kad štai per bet kokią aplinką gali važiuoti tankas, tai buvo wow. Čia buvo nuostaba, kai žiūrėjau, kiek skaičiau, kai žiūrėjau rusų visą tą karinę komisiją, kurie žiūrėjo tos projektus, sakė, wow, medžius verčia, bus čia, rusai pergalę paims. Toliau dar taip pat turbūt reikėtų ginkluotę. Jo, su ginkluotė yra keletas problemų, nes apie ginkluotę kažko labai nebuvo specifiškai parašyta. Čia gal labiau, kadangi pats pirmas prototipas šio tanko, tai būtų dar sugalvoję ką įdėti, bet pagrindinė idėja, ką siūlė jie, tai buvo įdėti aplinkui visą tanką, tiesiog daug pabūklų, automatinių ginklų ir kad galėtų jis atidengti ugnį iš įvairių pusių. O tų visokių specifiškumų nebuvo pažymėta. Na, aišku, nurodo ten, kad yra patrankos pagrindę pabūklai tie ir Maksimo sunkiai kulkosvaidžiai berods. Jo, kažkas tokio. Čia, aišku, sunku spręsti vien dėl to, nes kadangi tie metai Rusijai buvo gan įtempti ir tas caras Nikolajus II susidūrė su nemažai problemų ir bolševikai pradeda rastis ir rodyti savo dantis. Tai galima teigti arba netgi daryti prielaidą, kad dalis dokumentų būtent susijusių su šiuo tanku buvo prarasta arba tiesiog sunaikinta. Tiesiog labai sunku spręsti, kokia ginkluotė iš tiesų turėjo būti. Daug dokumentų, kaip supratom, neišliko. Nu, pamatė, kad prastas projektas, sako, metam lauk. Kam čia laikyti tą darė? Aišku, po to tanką išmontavo. Jo, tankas buvo galiausiai sunaikintas, nes tiesiog nebuvo surastas tinkamas būdas jį panaudoti ar kažkam kitam priskirti. Tai jo buvo tiesiog atsikratyta. Nu, kam čia reikia, kad va šitas monolitas stovėtų vidury miško? Ne, po to vis tiek pastatė, kažkur dabar yra eksponuojamas. Ja, nu, bet jis atrodo iš ties kaip iš kokio fantastinio filmo. O čia tas dizainas jau žiūrint iš dabartinių laikų, tai labai steampunk atrodo, žiauriai tiesiog. Moderniai sumaistyta, tikrai. Na ir aišku, taip pat reikėtų dar šarvus aptart. Apie šarvų istoriją irgi daug duomenų nėra, tačiau yra užsimenama, kad tankas buvo numatytas, kad jis svers apie 40 tonų, tačiau minima, kad dėl šarvų storio 20 tonų dar papildomos buvo dadėtos. Tai galimai tiltelis pats buvo ypatingai gerai apsaugotas iš storų šarvų. Bet vėlgi, kam tie šarvai, kai tankas net nebuvo išleistas. Va būtent. Ja, nors gana nemažai aspektų apgalvojo rusai, lyginant, pavyzdžiui, su Britų tanku, kuris buvo iš gana ten siaurų šarvų, sakykime. Tam tikrose vietose ypatingai. Šiaip Britų, netgi ir tų pačių vokiečių ir prancūzų, tie šarvai buvo gan ploni ir juos buvo lengvai galima pramušti. Na ir jie daug susidūrė ir su vikšrų problemomis, nes vis tiek, pavyzdžiui, vokiečiai tai tankus savo kūrė ant traktorių, ten vikšrų. Nu, tai čia jau nepritaikysi tokių mūšio laukų ir juos buvo labai lengva numušti. O čia jau rusai jau sugalvojo. Tuo metu jie neblogai iš tikrųjų buvo sugalvoję.
Aišku, reikia pagalvoti apie tai, kad pats tankų išleidimas gana brangiai kainavo, kai vokiečiai tuo tarpu galėjo tiesiog iš traktoriaus, kaip minėjom, vikšro, tiesiog paimtumėm to kažkokio seno traktorius ir uždėt, kas sumažino. Va būtent, o Rusai atvirkščiai apskritai naują technologiją bent jau pas save bandė sukurti ir išleisti visiškai kitokį ginklą, negu jisai buvo kada nors matytas. Dar taip pat turėtume aptarti, kad įgula buvo nuo 10 iki 15 vyrų manoma ir su varikliu irgi Mantumai varikliai čia. Bet kaip pagalvoji, tie varikliai turbūt iš vokiečių galėjo būti gauti kažkaip taip netikėtais būdais. Mes apie politikos istoriją ir visokius pirkinius nelabai žinom. Tačiau galimai tikrai, kad rusai užsakymus tikriausiai davė vokiečiam. Ir aišku, taip pat reikia paminėti, kad tankas turėjo ypatingai daug tuo momentu 240 arklio galių, kas lyginant su praeitais tankais, kuriuos aptariam, yra irgi masiškai daug. Bet vėlgi tankas kiek sveria. Bet aš kaip įsivaizduoju, kadangi jisai 2 variklius turėjo, ar ne, tai kiekvienas turėjo išvystyti apie 240 arklio galių. Tikriausiai. Aišku, jisai sugebėjo pasiekti 17 km/h greitį. Pakankamai gerai. Oi, čia palyginus su britiškais, vokiškais ir prancūziškais, tai ši rusų tankas buvo gan greitas, aš galiu pasakyti. Tačiau neišvažiavo. Trečias ratas užstrigo griovy. Tai va, ir kaip tik aptarsime mechaninės problemas. Tai va, kadangi šis tankas užstrigo griovyje, tai galima pradėti kalbėti ir apie mechaninės jo problemas. Pirmas dalykas, ką verta būtų paminėti, yra, nors jo didieji ratai buvo efektyvūs, netgi labai ir galėjo griauti medžius, tačiau mažasis greitai strigdo minkštoje žemėje ir tankas iš esmės būdavo demobilizuotas. Tokia problema labai aiškiai apžvelgta. Galų gale purvas visados kare visą kitą ir jis būtų visiškai neefektyvus. Būtent ir iš esmės jie galėjo žymiai didesnį padaryti ratą, bet jie sumastė, kad užteks mums ir 5 dydžio paskutinio rato. Tokį gryną 3 ratuką. Realiai labai panašiai tokį kaip senąjį dviračio konceptą, kur pirmas ratas didelis, o būtent labai primena tuos pirmuosius dviračius. Ir čia dar galima pridėti, aš manau, kad kadangi tankas turėjo milžiniškus ratus, jiems reikėjo sukurti netgi sudėtingas valdymo ir amortizavimo sistemas, kurios reikalavo daug priežiūros ir buvo neefektyvios. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokim, toks tankas išrieda į mūšio lauką, ar ne? Ir sugenda valdymo sistema. Ką daryti įgulai? Kaip jas sutvarkys? Čia klausimas, nes iš tikrųjų, jeigu užlipt, tai lipdo per tą galinį ratą, tokie laipteliai kaip ir buvo, bet kad ten kur nors užlipt ratą pataisyti. Būtent. Ir kadangi tie ratai yra milžiniški, jie didžiuliai, 6 metrų aukščiai ir užlipt, sutvarkyti tokiam aukštyje ir susinešti dalis, jeigu kokių nors reikia, čia labai sudėtinga turėjo būti ir jeigu apskritai jis būtų išleistas į mūšio lauką, tai labai daug laiko užimtų, netgi daugiau, tarkim, negu britai susidurdavo su savo problemom tanku, ar vokiečiai ir prancūzai galų gali. Taip, čia problemos, bjaurus. Aišku, taip pat reikėtų paminėti, kad dideli ratai, jie buvo labai, jie buvo gana siauri ir visiškai neapsaugoti. Tai buvo realiai metalo plokštės judančios. Tai pramušus artilerija buvo vienas juokas. Būtent ir šiaip, kas labiausiai stebina su tais ratais, kad iš esmės konceptas tų ratų paimtas kaip dviračio ratų. Tie ratai milžiniški buvo su stipinais. Toks jau tas projektas, kaip pasakom, šitam testavime tanko, jau kai žiūrėjo karo komisija, tai vėlgi, jie pamatė, kai užstrigo tas tankas ir šitas tanko testavimas buvo visiškas fiasko. Ir aš įsivaizduoju, jie taip mato, tankas sustringa ir jie, ne, mes jo neišleisim. Jo. Čia neblogai, kad nuvertė medį, bet pala. Oi, užstrigo. Kažkas atsitiko. Na, viskas. Tai va, tai žodžiu, neišvažiavo šitas tankas ir jo likimas, jis tiesiog po 1917 metų buvo paliktas
60 km nuo Maskvos. Tai va. Na, bet čia reikia dar keletą irgi problemų paminėti, kokios buvo pastebėtos, tai kad bent jau tie kūrėjai tanko, jie nepaskirstė tolygiai svorio. Tai čia irgi labai sukėlė daug problemų, nes, pavyzdžiui, kadangi tie patys ratai buvo gan siauri, nesvarbu, kad jie didžiuliai, bet, pavyzdžiui, užstringa tas mažesnis ratas kažkaip kampu, tai tas tankas galėtų lengvai apvirsti tiesiog, ar apsiverst, tai čia irgi labai daug problemų galėjo būti. Nepasisekė tam tankui ir aišku, po maždaug, man rodo, 10 metų, jau Stalino laikais jį buvo tiesiog išrinktas ir priduotas kitiem išradimam daryti. Jo, su juo buvo tokia labai įdomi istorija, kad jisai testavimo laukose buvo tiesiog paliktas ir galiausiai tas tankas apaugo medžiais ir tiesiog buvo visiškai pamirštas ir jį rado, bandė, sugalvot, kaip čia jį dabar pritaikysim, gal kaip kokį svarmenį ar kažką ten sugalvot kažką, bet nepavyko tiesiog ir buvo nuspręsta jį, išardyti ir išlydyti, kadangi vis tiek Stalinas jau po truputį jau į valdžią eina, tai tiesiog naujam tankam kurti. Visi tie jo planai sugalvoti ir visą jo karo techniką tiesiog buvo efektingiau jo išlydyti. Na tai ką, artėja antrasis serijos segmentas ir mes aptarsime alų naują, kurį pasirinkome. Tai pirmasis alus šioje serijoje, kurį ragausime, bus saldusis stautas su kokosais ir jį pagamino Sakiškių alaus darykla. Na ir ką, kolega, ragaujam? Ragaujam. Paragaukim. Klausykit, šio stauto skonis gan įdomus visai. Taip, toks. Šiaip jis atrodo kaip kola realiai. Negazuota jo, išsibezdėjus kola. Lyg būčiau melasos į stiklinę pripylęs ir atskėdęs. Jo, o šiaip kaip skonis. Skonis, tai aš nežinau, ar čia mano receptoriai tiesiog atbukę yra, bet skonis, iš esmės, kaip labai prasto stauto, yra labai stiprus, kaip čia geriau išsireikšti, kaip miesto vandentiekio vandens poskonis toks eina, toks labai metališkas. O jau apie kokosus, kokosai praktiškai iš esmės net nesijaučia. Gal šiek tiek kvape dabar, taip sakyčiau, nors kvapas tai irgi toks, net nepasakyčiau, kas čia yra, toks labai keistas iš tikrųjų. Kvapas žiauriai keistas, galiu pasakyti. Nors aš įsivaizduočiau, kad turėtų kažkas būti panašaus su kokosais, bet kvapas labiau eina link mielių pusės. Nežinau, ar čia gerai yra. Tas labai skrūdintas salyklas išlenda. Aš šiaip, jeigu reikėtų pirkti šį alų dar kartą, tai aš visiškai nerekomenduočiau, nes iš esmės skonis net nepateisina pavadinimą. Kaip čia net ir labai pavadinimo nėra, tiesiog pasakyta, kas įpilta čia. Ir viskas. Kaip čia pasakius, paprastą stautą paėmė ir kokosų vandens įpylė. Tai, mes, sakyčiau, aš tam alui iš 5 pilnų bokalų duočiau tik tai pusę. Nugerto bokalą vieną. Aš būsiu šiek tiek dosnesnis ir iš 5 bokalų duosiu 2 nugertus bokalus. 2 nugertus. Neblogai. Tai va, ir dabar aptarsim kitą. Tai yra žaliojo monstro daryklos Baltijos porteris pavadinimu Kosmosas. Labai primena tuos kosmoso karus tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos. Jo, specialiosios technologijos savus, įdomu. Kas čia ir technologijos? Tikėkime, tos technologijos į kosmosą nukels. Jo. Ką, visai gerai. Klausykit, kolega, šio porterio spalva visai graži
Ir labai jau primena Irish Nitro Stout. Jo, kurį jau aptarėm praeitam epizode. Nepatingėkit patikrinti. Na ką? Na ką, ragaujame tada, kolegom. Kaip įspūdžiai? Nu, toks, sakyčiau, kartokas, net kartesnis negu žana. Ir iškart kartumas ateina. Ne tai kaip tam praeitam, kur žiūrėjom šitoj Sakiškių daryklos, bet šitas tai iškart kartumas yra. Ir kvapas, sakyčiau, įdomus. Toks lyg link kavos eitų. Toks gal šiek tiek net šokolado toks kvapas. Žymiai geresnis negu kokosų stauto. Galiu pasakyti, na ką, dabar ir man reikia paragauti. Nu, klausykit, skonis visai lyg ir neblogas, tas toks kartumas šiek tiek pareina, bet sakyčiau, kad visai nieko, toks irgi kavos poskonis. Nu, jo, čia taip toks jo kartumas ir iš tikrųjų rašo, kad čia iš tikrųjų jis gana kartus turėtų būti. Na, jeigu jums patinka porteriai, tai aš manau, šituo tikrai turėtumėt susidomėti. Aišku, jis nėra labai brangus irgi. Na, bet sakyčiau, šitas Baltijos porteris vertas dėmesio, manyčiau, vertas dėmesio ir tikrai reikėtų pabandyti ir kitiem. O kaip įdomu kvapas, jo. Toksai, jis toks nespėjau uostą. Nu, toks, tiesiog kaip porteris. Realiai, jo. Toks kavos, toks kvapas, labai įdomus. Jo, tai, nu, šiaip aš manau iš 5 bokalų duočiau, nu, 2 nugertus. Matot, aš esu labiau saldesnių alų mėgėjas, bet toks, kad kartumas pakankamai geras ir tas skonis skaudu. Pas mane iš 5 bokalų nugertų duočiau 2. Ja. Na, kadangi kolega 2 davė, tai, na, aš esu labiau tokių įdomesnių gėrimų mėgėjas paragauti. Tai aš duočiau šiam alui galbūt 4 nugertus bokalus iš 5 ir aš manau, kad jisai tikrai labai vertas dėmesio ir būtų galima nusipirkti jo netgi dar. Tai ką, alaus ragavimas baigėsi ir dabar metas pašnekėti apie Bovingtono muziejaus naujienas. Ir dabar jie skelbia, kad jau FV4005 tanko remontas jau beveik baigtas ir tikimasi, kad jau šiais metais Tankfeste jau bus galima pamatyti jį gyvai važiuojant ir šaudant. Ir čia ne pati geriausia naujiena, nes jie taipogi dar į savo Tankfestą planuoja atsigabenti rusišką tanką Josifas Stalinas III ir suvaidinti galimą susidūrimą šių 2 tankų ir kaip viskas atrodytų. Tai aš manau, tikrai labai įspūdingai turėtų būti viskas. Nu, įdomu šiaip, ar ir karius turbūt jaučiu gal net padarys tokius, kad tipo imituojančius. Ten jau, žinai, jau vaidinimas jau pilnas bus ten. Aš kiek mačiau vaizdo įrašų iš Tiger Day, tai galiu pasakyti, kad žiūrovam tikrai bus į ką pasižiūrėti, nes ten jau tie vaidinimai jau labai rimti, ten inscenizuojami mūšiai, šaudoma viskas, daug triukšmo, tiesiog fantastika. Ir jeigu jūs esat, pavyzdžiui, World of Tanks gerbėjai, tai jums tikrai turėtų patikti ir gyvai pamatyti šiuos nuostabius padarus važiuojančius mūšio lauke. Taip. Na, taip pat reikėtų dar apžvelgti, kas naujo World of Tanks ir apskritai Wargaming vyksta su naujienom. Na ką, ir taip pat World of Tanks naujienas aptarsim, tai štai išėjo Girls on Panzer, tai štai anime merginų lipdukai papuošti savo vokiškus tankus. Nepamirškim, kad dar bus ir anime merginos, galima bus gauti jas kaip komandos narius, tai bus galima įdėti į tankus. Galimai jas ir išnekės jo balseliais pakeltais.
Tai va. Na, aišku, dar reikėtų taip pat paminėti, kad minimas D-Day 80-metis. Ir taip pat labai įdomus, irgi labai įdomi tiksliau naujiena, tai yra, jog galima jau pradeda mąstoma ir daroma ir jau, kad savo tankus, tai kai tankas sužeidžiamas ar tankas kažkokia tai komanda duoda, kad pats galėtume rašyti savo balsu, daryti savo komandas. Va čia tai naujiena. Jo, tai visiškai kitoks lygis, visiškai labiau susitapatint su žaidimu. Tai va, ir taip, vienas iš mano mėgstamiausių vykstančių eventų, tai yra Steel Hunter. Šiaip labai fainas dalykėlis. Tai va. Ir ką, mes greičiausiai sekančiamis serijomis netgi galėsime įdėti keletą momentų iš Steel Hunter. Na ir kągi, šis epizodas jau baigtas ir sekančiame epizode jūs išgirsite apie Pirmo pasaulinio karo mūšius. Tai yra, kaip kovoja tankai prieš tankus ir kaip viskas veikia, kokie susidūrimai ir visus įdomiausius dalykus sužinosite. Nu, jau šiek tiek nesakyčiau kitoks pobūdis epizodo. Aišku, mes minimaliai aptarsim turbūt ir visus tos tankų specifikacijas ir kaip jie galėjo padėti laimėti mūšį, bet... Būtent mes aptarsime viską iš esmės, ką ir praeitose epizoduose, bet ir įdėsime naujų dalykų, kas tikrai turėtų jūs sudominti. Jo, tai ačiū labai, kad klausėt, su jumis buvo Ugnius ir Laurynas.